Sveiki visi prisijungę, manau galim pradėti, yra 10, kiek yra mūsų prisijungę tiek. Tai esu Kęstutis Kažukauskas ir šiandien pristatysiu trumpai DDS CAD kaip papildomą įrenginį dirbant su DD projektais, DD architektūra. Tai visų paprašyčiau, kad klausimai būtų po sesijos, dabar, kad visų mikrofonai būtų užtyrinti, kad netrukdytų kitiems klausytis. Ir manau, galim pradėti šios dienos trumpo pristatymą apie galimybės, apie tai, ką galima padaryti, naudojant tik tai, tarkim, 2D architektūrą. Tai kaip ir matot, esu Kęstutis Kažukauskas, mano kontaktai yra pateikti apačioj. Tai esant reikalui galit skambinti, galit rašyti elektroninį ir daugiau informacijos galit surasti mūsų tinklalapyje apie produktą, apie jo galimybės. Esant norui galima užsiprašyti demo versijos, mes tada su jumis susisieksime ir galėsim pateikti asmeniškai jums, tarkim, pristatymą su demo versija. Galim toliau tęsti mūsų šios dienos pristatymą. Tai aš įsijungiu DDS CAD. Šiuo metu mes matom, kad mūsų langas yra tuščias, mes nieko neturim, įsikėlėm. Tai aš įsikelsiu architektūrą, įkelsim ją ant sistemos 0, kad mums nebūtų kažkur tai toli nušokus. Matom, turim architektūrą. Galiu parodyti 3D, kad tikrai neapgaudinėja jūsų, kad aš turiu 2D planą plokštumoje, tai nėra 3D. Aš turiu DVG architektūrą atkeliavusią iš AutoCAD. Tai visų pirma, įsikėlus architektūrą, DVG failą, aš turiu nusistatyti jo mastelį, nes dažnai iš AutoCAD ateinantis failas, jisai nėra tikslaus mastelio, tai mes turim pasitikrinti. Šiuo atveju matom, kad mūsų atstumas atitinka, skalė yra 1:100, 4,2 metro, mes tokį ir turim, mums nieko nebereikia. Kitu atveju šitą mastelį reiktų pasikeisti ir pasidaryti pagal save, kad jis atitiktų realų dydį. Kaip ir AutoCAD, taip ir DDS CAD mes galime pasikeisti sluoksnių spalvas. Tarkim, matome, kad čionais yra architektūros spalvos su savo spalvom, su savo sluoksniais. Mes tą galim pasikeisti. Ta pati funkcija yra kaip AutoCAD, tai tiesiog yra Layer Display ir mes matom, kad yra sluoksniai, kurie atkeliavę iš architektūros, iš DVG modelio, tai mes galime tiesiog pasirinkti, tarkim, DVG sluoksnius konkrečiai, tada pasikeičiam spalvą ir aš pakeisiu, tarkim, į light gray. Į light gray dėl to, kad nemaišytų architektūrą su mano sistemos spalvomis, kad architektūra nebūtų tokia išsiskirianti kaip tarkim, visos sistemos. 100, matom, kad visi sluoksniai pasikeitė, tada galim pakeisti kitus, kas yra nebūtinai reikalingi, nebūtinai susijęs su mūsų. Tai mes matom, kad yra architect, building, šitos sistemos galim taip pat pakeisti, kad mums nesimaišytų spalvos. Tuomet basic geometry, pakeičiu irgi spalvas, užsisaugau savo sukurtą sluoksnių nustatymą tam, kad keliant, tarkim, kitą architektūrą, kitą aukštą, man nereiktų vėl kiekvieną kartą nustatinėti spalvų, nereiktų žiūrėti, ką man užtamsinti, tiesiog aš galiu susikurti savo sluoksnį ir jį naudoti su tam tikrais nustatymais. Save, repaint, matom, kad mūsų visa architektūra papilkėjo, ir jinai tapo nebe tokia ryški, mes pasikeitėm tiesiog spalvas.
Kitas yra irgi svarbus žingsnis tai, kad mes galim palengvindami išsijungti. Gal galit mikrofoną išsijungti, kuris šiandien? Taip, ačiū. Taip, mes galim išsijungti sluoksnius, kurie yra mums nereikalingi. Tarkim, matom, kad mes čia turim baldus, turim vonios plyteles. Mes tos sluoksnius galim įsijungti ir kad mums nereiktų ieškoti čia per sluoksnius, mes tiesiog turim funkciją Layer Wizard. Mes pasirenkam, ką mes norim išsijungti ir matom, kad tas sluoksnis mums išsijungia. Jisai mums daugiau nebemaišo. Išjungiu dar šitą ir išjungęs sluoksnius, kad tarkim toliau brėžiant sistemas, kad jie mums nebemaišytų, aš visą šitą išsaugau ant savo sukurtos sluoksnių. Tai yra kaip ir palengvinimas, nereikia ieškotis papildomai sluoksnių per tam tikrus visus sluoksnius, nes kaip matėm, sluoksnių yra tikrai daug. Tai mes juos įsijungiam, pasiliekam tik tai tas, kas mums yra svarbiausia ir reikalingiausia šiame projekte. Dabar kitas žingsnis projektuojant su DD-SCAD, naudojant 2D architektūrą, yra elementai. Tai mums kaip nebereikia kurtis blokų, visi elementai yra 3D formos, jie turi savo formą, tarkim šiuo atveju ar šildymo prietaisai, matom, kad jie yra turintis tam tikras formas, tam tikrus išmatavimus ir mes juos galim naudoti, atlikti pajungimus ir atlikti tolimesnį darbą. Tai šiuo atveju, kadangi aš turiu tik tai architektūrinį pastatą, architektūrinį aukštą, aš nesu skaičiavęs jokių nuostolių, tai realiai dirbant su 2D jūs vis tiek skaičiuojat ar šilumos nuostolius, ar oro poreikius vėdinimui, jūs skaičiuojate, tą atliekat Excel'yje. Tai šitoj vietai toliau, kai jūs turit viską susiskaičiavę, jūs standartiškai prastai jau pradedat braižytis AutoCAD'e ar kitoj sistemai, ką jūs naudojat. Tai tarkim, mes įsivaizduokim, kad mes jau turim viską susiskaičiavę, mes galim pradėti parinkinėti šildymo prietaisus, išdėlioti juos patalpose. Tai pasirenku šildymo prietaisus, tarkim, profiliuotus dažniausio tipo pasitaikančius radiatorius. Matom, kad biblioteka yra gausi, tarsi galim pasirinkti skirtingą tipą, skirtingo pločio, ilgio, skirtingų aukščių radiatorius. Tarkim, aš šitoj vietoj pasirinksiu 22 tipo radiatorių ir, tarkim, 1,20 m. Tada aš turiu montavimo aukštį. Tai yra, mes galim pasirinkti, kaip mes jį norim montuoti, ar yra, tarkim, nuo lubų, nuo pakabinamų lubų, nuo baigtų grindų, nuo perdangos, tik tai laisvai užsiduodant aukštį. Šiuo atveju, kadangi mes dirbam 2D, tai mums šitas kaip ir nėra svarbus, nes mes neturim 3D modelio, kur yra jau atėjusi informacija iš architektūros, kad ten yra perdanga, yra lubos. Tai šitoj vietoj mums kaip ir nėra svarbu, mes tiesiog užsiduodam aukštį, kokiame mes norim montuoti mūsų šildymo prietaisą. Galim pakeisti pusę, galim uždėti spalvinimą, kad jisai matytųsi. Ir aš jau turiu šildymo prietaisą mūsų brėžinyje. Aš naudodamas Ctrl mygtuką jį galiu vartyti pagal man reikiamas poziciją. Tai aš matau, kad man langas yra šitoj vietoj. Aš noriu įdėti per vidurį. Matom, mums šildymo prietaisas yra per šio lango vidurį. Mes jį galim pastumti, naudodami klaviatūros rodiklytės, stumdyti aukštyn, žemyn, į kairę, į dešinę. Tai yra, mes susiduodam kažkokį atstumą, tarkim, 3,5 cm nuo sienos. Šitoj vietoj matom, kad mūsų langas yra apačia 1,10 m, bet kitas yra nulinis, tai galbūt mes šitoj patalpoj dedam vienodo aukščio radiatorių, šildymo prietaisus. Matom, kad langas yra gan ilgas, tai mes galim tiesiog
pasirinkti šildymo prietaisą ir sakyt, galbūt mums reikia ilgesnio šildymo prietaiso, tai tarkim ne 1,20 m, tarkim galbūt 2 metrų mes galim naudoti. Ir matom, kad jau mums šildymo prietaisas pasikeitė, jis liko toj pačioj vietoj per vidurį šito lango, tik tai jau dabar jis yra 2 metrų ilgio. Patį dabar atliksiu ir prie šito lango. Taip, tik tai pasirinksim galbūt trumpesnį. Tarkime, metro montavimo aukštis lieka tas pats nuo paskutinio nustatymo. Tarkime, aš jį montuosiu šitoj vietoj, noriu, kad jisai būtų tas pats atstumas nuo sienos. Jau matom, turim vieną patalpą. Tada mes galim toliau įsidėliojam šildymo prietaisus kitose patalpose, tai yra, tarkim, dar šitas, tai filiuotas 30-22 tipo, tarkim, pavyzdys, 800. Vėl aš jį noriu montuoti per šio lango vidurį. Atsitraukiu nuo sienos, kažkiek tai. Per kažkokį atstumą matom, kad mūsų visi šildymo prietaisai yra atitraukti vienodu atstumu, mums nereikia kiekvieną kartą gaudyti, žiūrėti, kaip kas vyksta. Toliau kopijuoti aš irgi galiu paprastai, tiesiog, tarkim, pasirinku, matau, kad yra čia langas, šitoj vietoj atitraukiu tuo pačiu atstumu. Dėl laiko stokos aš nedėlioju šildymo prietaisų per visą pastatą, tiesiog parodau principą, kaip yra atliekamas darbas, tai yra, kad mes pradžiai įsidėliojam šildymo prietaisus, jeigu mums reikia teksto ant šildymo prietaiso, mes galim užsiduoti tekstą šildymo prietaiso. Matom, kad kol kas mes turim tipą, temperatūros, mes galim koreguoti, tarkim, product number, high, width, galim užsiduoti papildomą informaciją, ką mes norim matyti. Šitie, kur mato, tarkim, grįžtamą temperatūrą paduodama, čia jau yra atlikus tolimesnius skaičiavimus. Šios dienos tikslas yra tiesiog parodyti, kad galima dirbti su 2D, netliekant tam tikrų skaičiavimų. Ok, matom, kad mes turim tipą. Jeigu mums tokie žymėjimai netinka, mes galim sakyti, kad mums tai yra H. Pavyzdžiui, suduodam kažkokią raidę pagal žymėjimus ir mes jau matysim tada jau, tarkim, kad tiksliai atskirti, kas tai yra. Dabar, kai mes jau įsidėliojam šildymo prietaisus, mūsų kitas žingsnis yra pradėti braižyti magistralinius vamzdynus ir atlikti pajungimą esamos sistemos. Tai toliau, tarkim, mes turim šachtą, turim vamzdžio tipo biblioteką. Matom grupę, pasirenkam grupę, šiuo atveju yra šildymas. Tada galim pasirinkti, kas tai yra, ar grįžtamas, ar padavimas, ar, tarkim, braižant saulės elektrinį jėgainės, mes galim irgi pasirinkti tam tikrą grupę. Tada yra medžiagų žiniaraštis, tarsi mes galim pasirinkti skirtingą medžiagą, tarkim, plastiką, ar varį, plieną galim pasirinkti. Jeigu mums reikia, tarkim, lietuviškai, mes galim, lietuviškų pavadinimų mes galim, tarkim, arba kopijuoti, kurtis naują elementą, arba galim tiesiog daryti change ir mes keičiamės pagal save, žiūrint pagal tai, kokius jūs projektus daugiausiai naudoja. Kokius jūs naudojat, jeigu jums reikia tarkim, dirba tik su lietuviškais projektais ir jums žiniaraščiai turi būti lietuviški, tai jūs galite koreguotis pagal save, palikti, tarkim, varinis vamzdis, 5 metrų, 12, senelės storis, toks ir toks. Čia jau priklauso nuo jūsų.
Tai šiuo atveju aš pasirinksiu 32 varinį vamzdį. Tada aš užsiduodu montavimo aukštį, tai yra nuo kur aš pradedu braižyti, ir dirbant su DDS kadu yra svarbu suprasti, kad visas principas turėtų būti iš kitos pusės, negu yra įprastai, tarkim, su AutoCAD'u, kai mes nuo šildymo prietaiso pradedam braižyti magistralės. Tai šitoj vietoj mes turėtume nuo šilumos šaltinio, nuo katilinės, nuo šilumos tinklų, nuo kažkur tai mes turim pradėti braižyti, ir tada mes jau tiesiog automatiškai atliekam pajungimus. Tai aš užsiduosiu minus, tarkim, metras. Aš matau vamzdį, einu čianais, aš galiu, tarkim, šachtui, aš naudodamas klaviatūros pagalba, page up, page down, aš galiu eiti žemyn, aukštyn į kitus aukštus. Šiuo atveju, kadangi aš turiu vieną aukštį, tai aš galiu įsiduoti, tarkim, įsikelt stovą iki kokio aukščio aš noriu. Matom, kad aš įsikėliau stovą. Šitoj vietoj, jeigu tai aš pasižiūrėsiu 3D, aš matysiu, kad aš turiu šildymo prietaisus ir turiu stogą, kuris kyla iki tam tikro aukščio. Dabar, norint pajungti šildymo, tai prasme, toliau atlikti pajungimus šitų šildymo prietaisų, aš turiu daryti atšaką nuo stovo, tai yra užsiduodu, kokiame aukštyje aš noriu turėti trišakį. Kokiame aukštyje aš noriu turėti trišakį, tai tarkim yra, aš užsidaviau aukštį. Aišku, 2D to nesimato, bet mes galim po to iš 3D modelio padaryti, tarkim, aksonometrinį vaizdą ir atiduoti su tam tikra informacija, su aukščiais, su altitudėm ir panašiai. Tai aš užsiduodu trišakį, kuriam aukštį aš noriu turėti, ir tada aš jau brėžiu savo sistemą, tarkim, yra taip. Dabar atvaizdavimas yra priklausoma nuo to, kaip jūs norit turėti atvaizdavimą. Mes galim turėti, tarkim, vieną liniją ir mes matom, kad šitoj vietoje yra pakilimas, kažkur trišakis, arba mes galim turėti atvaizdavimą jau su 3D elementais, 2D erdvėje galim, jeigu reikia, ir kad jis būtų spalvintas tam tikrom spalvom. Mes, žinoma, aišku, galim keisti ir spalvas. Sistemų galim nusistatyti pagal reikalavimus, kad, tarkim, galbūt piekiamas neturi būti raudonas, jisai, tarkim, kitokios spalvos turi būti. Aš jums parodysiu taip, tiesiog, neužsispalvinęs. Dabar, norint nubrėžti gretimai esantį, tarkim, grįžimo vamzdį, aš pasirenku visą sistemą, spaudžiu dešinį, draw parallel, į kurią pusę aš noriu, kokio atstumo. Matom, kad mes turim sistemą. Šiuo atveju sistemos magistralinės yra iki stovo. Dabar mes galim irgi pasirinkti, tarkim, jeigu čia mes galim naudoti izoliacijas. Izoliacijos irgi yra skirtingų tipų. Mes izoliacijų istorius galim koreguoti, aprašymus taip pat galim koreguoti, pasirinkti tam tikrus, galim susikurti pagal save. Tai mes galim irgi naudoti izoliaciją. Tarkim, 30-ukas, aš matau, kad mano šita atšaka nuo trišakio yra izoliuota, tai jūs tą matysit ir 2D brėžinyje. Aišku, jeigu jums patogiau yra brėžyti su linija, tai jūs tiesiog matysit liniją be izoliacijos. Tai štai vietai, kai mes jau turim magistralinius atšakas nuo stovų, tarkim, jau įsibrėžę magistralės, kitas žingsnis yra automatinis sistemos elementų pajungimas. Šitoje vietoje aš irgi nuimsiu izoliaciją. Tai nebūtų taip. Tai aš tiesiog pasirenku šildymo prietaisus. Automatinis pajungimas. Matom, kaip mes galime pajungti. Tai yra tiesiogiai
į magistralę ar žemyn per sieną ir tada į magistralę. Tada turime galimybę, kaip mes norime tą padaryti, tarkim, kokias alkūnes naudodami, kad mums prasilenktų sistemos. Tai aš naudosiu 45 laipsnių alkūnes, kad man prasilenktų per viršų. Taip pat mes galim atlikti, jeigu tai yra keli aukštai, mes galim atlikti sistemos pajungimą į žemiau esančius aukštus ir atlikti toliau pajungimus. Tai aš naudosiu šitą tipą, spaudžiu OK ir matom, kad mūsų visa sistema pasijungia. Jinai pasijungia į magistralę. Šiuo atveju, kadangi aš grįžau didesnių diametrų, jinai taip ir pajungia su tam tikrais perėjimais. Čia neturėjo jinai perėjimų, nes čia jau buvo paskutinis prietaisas. Bet toliau braižant ar modeliuojant, tarkim, jūs nusprendėt, kad tarkim šitas šildymo prietaisas jums yra netinkamai vietoj, jūs jį visą laiką galit judinti. Tarkim, aš patrauksiu per metrą, aš matau, kad mano visi šitie pajungimai važiuoja kartu, man nereikia kiekvieną kartą pajudinus kažkokį elementą atlikti perskaičiavimą, tai perimti iš naujo. Aišku, jeigu tai yra pajungta arba nepajungtas elementas, tada jūs gausit pranešimą, kad tarkim yra elementas nepajungtas, judinant jisai nepavažiuos per tam tikrą atstumą. Kaip ir šitą, tarkim, jeigu aš judinsiu per alkūnę, aš matau, kad mano vamzdžio ilgis ilgėja. Čia jau priklausomai nuo jūsų, tai tas yra patogu modeliuojant, tarkim, ar atsiradus kažkokiem pakeitimam, jūs galite tiesiog greitai modeliuoti, perstumdyti sistemą, tada galite įkelt, tarkim, jeigu jūs žinot, kad yra kažkur turi būti perėjimai, jūs galite įkelt perėjimus, tarkim, į 20-uką, pereisiu šitoj vietoj, tada čia irgi pereisiu į 20-uką, tada, tarkim, galbūt dar aš noriu perėjimą atlikti čia 25 kaip pavyzdys, čia mes turim tą patį. Ir dabar, kai jūs jau turit pasijungęs visą savo sistemą, galit pasiruošti medžiagų žiniaraštį, tai yra generuoti ir eksportuoti į Excelį, į Wordą, į PDF. Čia jau priklausomai nuo jūsų, kaip jūs norite atiduoti. Tarkim, part list. Aš matau, man yra generuotas medžiagų žiniaraštis, kuriame yra įtraukti visi perėjimai, visi trišakiai. Jeigu jų yra trišakiai alkūnės, tada matom, kiek yra šildymo prietaisų su termostatiniam galvutėm, tada matom, kiek yra tam tikro diametro vamzdžių ilgis, bet visi bendras ilgis, tarkim, 35 matom 9 metrus, 28 7, tai mes matom visą šitą visą informaciją, tai tuos elementus, ką jūs naudosit, ką jūs kursit, tai visą laiką atsispindės žiniaraštyje. Jums nereiks kiekvieną kartą sugalvos dėl perėjimų, dėl trišakių, nes dažniausiai tai šitie elementai yra neskaičiuojami, tiesiog yra priimamas kaip vienas vienetas sistemas ir tada jau žiūri pagal faktą, kas yra. Šitoj vietoje jūs galite paskaičiuoti gan tiksliai. Eksportuotis į Excelį, jau galit keistis pavadinimus, galit, jeigu, kaip minėjau pradžioje, jūs medžiagas pasikeičiat pagal save, tai šitoj vietoje jūs matysit savo medžiagų pavadinimus. Dabar kitas žingsnis toliau yra, jeigu mes, pavyzdžiui, kažkokią darom atšaką, mums matom, kad iš karto sistema atpažįsta, kas tai yra, kokia sistema, jis tam aukštyje mums ir parenka vamzdį. Ir, tarkim, aš turiu kažkokią sistemą, kuri nueina ten tolyn. Ir, tarkim, šitoj vietoje aš turiu taip pat grįžtamą. Ir dabar dažniausiai 2D šitoj vietoj jūs perėjimų kaip ir nerodot, montuotojas jau jisai montuodamas vietoj, jisai
jisai tada jau sprendžia, ar čia reikia apėjimo, ar čia kaip. Šitoje vietoje jūs visą laiką, tarkim, turėdami tokią situaciją, jūs galite atlikti sistemos pasitikrinimą, tarkim, su kuo susikirtimas. Šiuo atveju aš tikrinu tik tai kol kas su vamzdžiais, bet yra galimybė pasitikrinti su ortakiais, su elektros kopėtėlėm, ir mes gausim pranešimą, matom, va iš karto mūsų brėžinyje atsiranda žalias ratas, mes gaunam pranešimą, kad yra susikirtimas. Tai šitoj vietoj jums kaip ir nereikia ardyti visos sistemos perbrėžinėti, jūs galite tiesiog iškirpti dalį vamzdžio. Šitą dalį išmetam, pasirenku vėl vamzdį, matom, kad jisai mums jau pasigauna tas, kas turi būti, tai prasme, kokia medžiaga, kaip visas medžiagiškumas, aš prieinu, aš gaunu funkciją, kaip aš noriu apeiti šitą vamzdį, matau funkcijas, tai yra arba galiu eiti per apačią arba per viršų ir naudodamas tam tikras alkūnes ir atstumą tarp vamzdžių. Tai aš šitą įsivertinu, atlieku pajungimą ir matau, kad mano sistema yra jau apeita ir jeigu aš dabar dar kartą patikrinsiu susikirtimus, aš jau nebegaunu susikirtimų. Tai yra gan patogu ir greita, sprendžiant sistemos susikirtimo taškus, tai nereikia permodeliuoti visos sistemos, nereikia po to toliau montuotojui sukti galvos, kaip čia turėtų būti apeita. Šitoj vietoj mes turėdami informaciją apie įėjimus, mes taip pat visas šitas atsispindi mums žiniaraščiuose, tai visi kiekiai, visi, tarkim, 45 laipsnių alkūnės, 4 vienetai, ir mes visą laiką šitą informaciją iš karto gausim. Dabar su tekstu irgi jūs galite, kaip ir su šildymo prietaisais, užsidėti tekstą tokį, kokį jūs norit. Galite konfigūruoti montavimo aukštį, galite produkto aprašymą užsidėti, jeigu jums reikia, kad matytųsi, tarkim, brėžiniuose. Jeigu tai yra sistema suskaičiuota, yra su hidrauliniais skaičiavimais, jūs galite ir hidraulinius skaičiavimus susidėti, ilgis tos atkarpos galite užsidėti, spaudžiam OK ir va, matysit visą informaciją. Matot visą informaciją ir toliau darbas su visom sistemom, tiek su vėdinimu, tiek su kanalizacija, su vandentiekiu, su elektra yra panašus darbas, visme 2D, jūs turit visus susikirtimus, galit naudodami tiesiog 2D architektūrą, jūs kūrėtės brėžinius ir jūs pagal tai atlieka darbus. Toliau trumpas dar momentas yra, tarkim, brėžinių išleidimas, tai yra aš susikuriu, kurias aš noriu matyti vietas, tarkim, noriu matyti šitą. Taip, ir dabar brėžinių išleidimas yra susikuriu savo pavadinimą, pasirenku lapą dydį, tarkim, A3, OK, tada pagal nutylėjimus, pagal standartinius nustatymus yra DDS-kado kampiniai štampai, bet jūs galite įsikelti savo autokadinius štampus ir atlikti tolimesnius darbus su brėžinių išleidimu su savo štampu. Įsikeliam, šitoje vietoje išsikeliame ten, dabar matom, kad ką aš noriu pasirinkti, tarkim, galbūt aš noriu tik tai šitą dalį įsikelti. Aš matau, kad galbūt man reikia ne 1:100, tarkim 1:50 mastelį. Aš įsikeliu. Turim kampinį štampą, mes galim užsiduoti tam tikrą tekstą, tarkim, užsiduodam teksto aukštį ir mes jį galim naudoti, tarkim, kažkur tai čionais, mes galim jį pakeisti, kad būtų didesnis ir mes išleidžiam įspaudimą. Tai tiek būtų šiandien
trumpai su mano pristatymu. Ir jeigu turit klausimų, galit klaust, bandysim atsakyti.